Vieną kartą per Velykas atsitiko toks dalykas. Niekur negavau kiaušinių, teko margint mandarinus. Pagalvojau, bus siurprizas ir šeimynai, ir kaimynams, bet išėjo diskomfortas, biški nesusipratimas. Na ir kas kada per Velykas atsitiko toks dalykas. Prisirysim 2 dienas, 3 dieną sprogs galva. Kai susėdome prie stalo, mano bobas sustreikavo. Jei matai prie mandarinų, majonezas nepatiko. Kas čia tokio atsitiko, jei prekyba apsiriko? Kas čia tokio, jei dar liko mandarinų ir šašlykų? Ką ir kas kada per Velykas atsitiko toks dalykas. Prisirysim 2 dienas, 3 dieną sprogs galva. Kitą kartą per Velykas vėl įvyko, bet jau kitas, toks visai nenumatytas filosofinis dalykas. Aš kiaušinių nupirkau, bet dažų jau negavau. Tai su grindiniais dažais visus kiaušus nudažiau. Na ir kas ką per Velykas atsitiko toks dalykas. Prisirysim 2 dienas, 3 dieną sprogs galva. Kai susėdome prie stalo, vėl maniškė sustreikavo. Sako, aš be taurės vyno negaliu priimt sprendimo. Ar nuplaut su acetonu